Ar norėtumėte atsidurti štai čia? Čia ar pavyzdžiui čia, vos per kelias minutes? Pasirodo, šiais laikais viskas įmanoma. Netgi kelionės, kurioms nereikia išleisti nė cento. Ar įspūdį, kuriuos patirti galite, nepravėrė namų durų. Virtualios kelionės į bet kurį Lietuvos kampelį prasideda štai nuo šio adreso www.panoramos.lt ir daugybės pasirinkimų, ką išties norite pamatyti. Na, o už visų vaizdinių labirintų žinoma slepiasi ir idėjos autorius. Iš pradžių fotografavęs meno kūrinius, o štai dabar jau 6 metus kuriantis Lietuvos atvaizdus. Turėjau sodą prie Žalių ežerų, pardaviau sodą. Neturiu sodą, bet už tai turiu labai gražų projektą. Vaizdas yra 3D, 3 dimensijų, kur galim pažiūrėti ir viršų, ir apačią, ir aplinkui apsidairyti. Viskas šioje svetainėje suskirstyta ne tik į miestus, bet ir į atskiras kategorijas taip, kad kiekvienas iš šiuo metu rodomų maždaug 750 objektų atrastų savo įdomiausius. Vilniaus universitetą jūs galite aplankyti taip, kaip gyvenime jūs neaplankysit. Lituanistikos centro vestibiulis. Galite apsidairyti. Štai yra. Kažin, ar jūs galėsite pažiūrėti į rektoriaus kabinetą. Galbūt galėsite įeiti, bet jį galite apžiūrėti irgi. Norėdamas sukurti panoraminės nuotraukas, Kostas Šukevičius su savimi visada pirmiausia pasiima štai šį paties sukonstruotą stovą ir žinoma fotoaparatą. Tai paruoštas data. Ir dabar galima fotografuoti šitaip ir šitaip ir netgi šitaip. Viską pats atliekantis fotografas tikina, kad naujo objekto gamyba susideda iš daugybės elementų. Reikia nuvažiuoti, nufotografuoti, padaryti apie 150 nuotraukų, po to ją susiūti į vieną didelę gražią nuotrauką. Viena panorama siuvama apie 4 valandas. Tai yra tol, kol vaizdas tampa vientisas. Ar galva nesisuka pačiam? Ne, čia tiesiog kol neįpranti. Kuomet įpranti, čia tiesiog yra taip kaip žvilgsnis. Čia, jeigu jūs nukreipsit žvilgsnį kaip ir filmas. Kaip ir filmas, filmuotas filmas. Kiekviena nuotrauka turi ir jai skirtą muziką, atskleidžiančią to meto ar vietos išskirtinumą. Net ir Jono Basanavičiaus gatvė Palangoje tarsi išties primena vakaro linksmybės. O štai Trakų pilį galima apžiūrėti tiek naktį, tiek dieną. Čia japonų turistai. Irgi dalis šitą visą. Prie kiekvieno objekto dar surašom GPS koordinatės, kad turistui būtų paprasta surasti. Dabar rašom, kaip anksčiau prašėme, kad 2 km į šiaurę, 2 km į pietus. Ši itin patogi svetainė, pasak kūrėjo, aktuali ne tik turistams, bet ir mums visiems, norintiems pamatyti, kaip kinta, pavyzdžiui, miestų ar bažnyčių erdvės. Šventų Jonų bažnyčia, visą eilę koplyčių. Parodysiu įdomią koplyčią, kuriai dabar yra kontora. Čia Šventų Jonų bažnyčia. Kompiuteris ir kartu čia senoviniai užrašai. Būna, aš atidarau kartais iš ryto ir jau būna 2,5 tūkstančių. Maksimaliai pas mane buvo 8 tūkstančiai lankytojų. Per dieną? Jo. Kol kas fotografas neketina sustoti, nors projektas ir atima didžiąją dalį laiko bei lėšų. Norėtųsi dar padaryti apie 500 panoramų, išversti visas šitas aprašymus, kurie yra prie šitų panoraminių nuotraukų, į visas 7 kalbas, nes projektas yra 7-kalbis. Ir tada būtų projektas toks, kokio dar turbūt pasaulyje niekas neturi. Fotografas tikina laukiantis entuziastų pagalbos, kurie vienaip ar kitaip norėtų prisidėti prie šio projekto. Išties itin originalios idėjos, padedančios keliauti esantiems net ir atokiausiuose kraštuose. Nu, atrodo, lyg pats būtum buvęs, kai pasižiūri.